Gerą dieną, bičiuliai. Smagu ir vėl pasimatyti. Jo, dėl darbo intensyvumo nespėjau sufilmuoti medžiagos iš tikrųjų, nes pavasaris labai sudėtingas toks ir įdomus, nes labai daug sprendimų įvairiausių reikia priimti, tiek dėl mitybos, tiek dėl herbicidinių purškimų ir dėl augalų sustresavimų įvairiausių, nes šis pavasaris yra išskirtinis tuom, kad turim drėgmės ir labai kartuojas žemos temperatūras, minusinis naktimis. Todėl buvom priversti išskaidyti purškimus, didinti intervalus tarp herbicidų ir augimo reguliatorių, nes kai žemos temperatūros, tai vadinasi kyla rizika, kad mes nusideginsim tuos augalus. Taip kaip ir šiais metais iš tikrųjų daug ir turim tokių laukų, kurie yra tiesiog nudeginti, nes kaip ir sakiau, kad daug kas šiais metais darė miksus, mišinius vadinamus, kad sutaupyt važiavimų skaičių į laukus, amortizacijai mažinti. Ir turim rezultatą tą, ką turim, nes iš tikrųjų, kiek Lietuvai matau, tai ir daug pažeistų laukų. Ir pagrindė tai vienos kompanijos herbicids labai stipriai sureagavo, kuris nusvilina augalus. Turbūt, kad nebuvo parinkti tinkams mišinys. Turėjo būti vienkomponenčiai, o buvo daryti mišiniai. Tai va, ir tokių situacijų laukuose. Tai manau, kad kaip ir kiekvienais metais turim iš kažko pasimokyti, kažką sužinom, kažko išmokstam. Tai va, tai tobulėjimui ribų nėra. Tai šiandien važiuoju į Šakius pasižiūrėti bandyminių kviečių ir rapsų. Tai va, tai pirmiausia važiuosim į rapsą pažiūrėti, ten kur yra sieta ūkinė sėkla ir hibridinė. Pasižiūrėsim, pasikelsim droną ir palyginsim, ar skiriasi ūkinė sėkla nuo hibridą ar ne. Tai va. Tai tada varom iki laukų ir susitiksim laukuose. Nu ką, atvažiavom į Karapselį. Vaizdelį turim gražų. Žydi pilnai. Tai va, jau iš tais yra ankštaras ir suformuotas. Turėjom truputėlį verticiliozės. Truputėlį ir aišku, nereik norėti, nes rapsai šiais laikais ir intensyviai auginami, mažai ir taikoma dar jiems sijomaina, plius ir gretutinių augalų, bastutinių, sakykim, kryžmažiedžių. Tai va, ir kurie perneš ligas ir visa kita, tai išvengti verticiliozės ir fomozės, tai realiai ir misijai neįmanoma. Tai va, tai ką aš noriu čia būtent parodyti šitam laukė, tai kad čia yra dominatorius. Atkreip dėmesį, nuo šitų medžių į šitą pusę, į dešinę pusę, yra pasiets hibridinis, skaitos pirktinis sėkla. Tai va, ir galėsim atkreipti dėmesį būtent, nu va, irgi ankštaras jau formuojas, va. Nu va. Ir paimsim, išsirausim, aišku, gal į patį lauką toli neįsim, kažkur bandysim iš galų laukis išsirauti ir nusinešim iki mašinas, persipjausim, pasižiūrėsim, tada nueisim iki ūkinis sėklas, kur ir sieta.
Tai irgi parsinešim, pasižiūrėsim ir įvertinsim situaciją. Nu tai ką, brendam į lauką ir bandom išsirauti kelis augalus. Jau dabar sunkiai bristi, nes jau kaip ir susikabinėje ir... Nu tai va, tai dabar bandom kažkaip tai grubiai ištraukt lauk. Imam vieną, imkim ir smulkesnį štais. Bet čia pačioj galų laukiai raunam. Būtent. Ir beveik vis iš vienos vietos. Na va. Taip štais. Išsirovėm iš pačios galų laukis. Augalus. Nešamės iki mašinas. Pasidėsim. Ir tada nuvarysim skaitos kur ūkinį sėklą ir sietą irgi taip pat lygiai iš galų lauks išsirausim ir žiūrėsim, pasversim, ar skiriasi kuo nors, ar nesiskiria. Tai va, tai pasidedam. Žodžiu, va. Tai statom šitoj pusiai. Varom, pasimsim iš ūkinis. Šiaip rapsas iš tikrųjų gražiai atrodo. Pilnai esam pasidarę mitybos ir visa kita. Tai birželio 18 dieną palei planą turiu turėti laukų dieną. Tai pranešiu iš anksto, pakviesiu visus iš tikrųjų, nes nu, dabar toks planelis, kad darysiu laukų dieną. Tai tada atvažiuosit ir papasakosiu, kas ir daryta, kaip ir sieta, kokis trąšas ir naudojamas skaitos ir visa kita. Tai bandom, va, paėjom už medžių, tai va jau čia jau ir tikrai 100% ūkinė sėkla. Ir man toks jausmas ir, kad geriau netgi ir išsikrūmyji, būtent šakų daugiau ir nu, bandom kaip nors įlysti tą lauką ir išsirausim keletą tų augalų. Čia reikia kažkaip tai brist. Nu tai va, panašiai taip pat, čia po pusantro metrą jau ir ten taip pat. Tai turėtų daug nesiskirti iš tikrųjų. Tai imam vieną, šitai šalia antrą, imkim va šitais trečią. Nu ir va, imkim šitas ketvirtą va. Bandom. 4 augaliukai. 4 augaliukai ir bandom neštis, pasidėti. Nu kažkaip va taip. Išsirovau kažkokius tus augaliukus tokius. Skau, nerūšiavau nei vieną. Neėmiau ar kažkokių gražiausių, ar blogiausių. Pasižiūrėsim. Parsinešę, pasidėsim prie mašinos, pasistatysim. Ir matysim. Pabandysim persipjaut. Ir paskui pasikelsim droną dar iš viršaus pasižiūrėti. Nes jau kelinti metai iš eilės sėju ūkinę sėklą. Iš tikrųjų ir, nu, kažkaip nesiskundžiu tuo derlingumu. Nu, jo, taip ir sakiau, kad ūkinė sėkla ir aukštesnė. Va, lyginant su šito. Nu jo, šiaip iš tikrųjų, jeigu tai paimsim, sudėsim. Nu va, pažiūrim. Nu jo, skiriasi iš tikrųjų ūkinį sėklą. Ir panašiai iš tos pačios vietos grinai pusantro metrą paėmiau. Ir pažiūrėkim ankštaras. Čia biški vabaliukai ir pasidarbavė. Nu va. Ir paimkim ūkinį sėklas. Rapsas didesnis ir ankštaras didesnis. Va.
tikrųjų jau baig nužydėti. Šiaip vabalų pažeidimų nedaug tai yra. Dar bus paslėptas raublis jankštaras, ankštarinis, ateis rupužoks. Tai va dar ką noriu atkreipti dėmesį, pasižiūrėkit į lapus. Realiai mes tik tais apatiniai lapai mūsų tik tais ir nugelti, o žiūrėkit, visi kiti lapai ir gražus. Pilnai išsivystę, žali. Augalas visiškai nerodo jokių požymių, kad jis čia serga ar dar kažką. Tai va, apatiniai lapai. O žiūrėk, čia pirmieji lapai tik tais ir serganti, žiūrėk. O čia yra antrasis laps jau. Ir čia lygiai taip pat. Antrasis laps. Nu jo, šiaip iš tikrųjų pažiūrėsim, kas gausis rezultate. Nes vis tiek bandysiu pjautis būtent ūkinį sėklą, kuri yra sieta, ir kuri yra sieta hibridinį veislį. Sakykime, ne, nu, būtent tipo ale originalas. Ir kaip pjausim, pasižiūrėsim, kom skirsis, ar skirsis derlingumu. Ir dar čia yra plius ir mažintas sėjos norma. Pasižiūrėsim, paskiau dar. Turim visokių tokių bandymų šiais metais prisidarę. Ir manau, kad per laukų dienas, aišku, daugiau aptarsim, papasakosiu, ką mes čia darėm, ko nedarėm ir visa kita. Bandom persipjauti rapsą, pasiguldysim jį ir pažiūrėsim, palyginsim. Nu tai va, tai žodžiu, persipjojam rapsą, galim pasižiūrėti. Tai va. Tai, bet čia atsiminkim tai, kad iš pačios galų laukis ir ištraukta. Todėl biški ir tie stiebai tokie smulkesni ir visa kita. Va, matom, kad paslėptas raublių yra pažeidimų. Šiaip pilnai užsipildė ir jeigu taip pažiūrėsite, šitais truputėlį papasakosiu, nes šiais metais kažkaip labai įmonės suintensyvėja su boro prekyba. Na, įdomiai taip iš tikrųjų. Tai va, tai čia, sakykime, turim celiuliozę, tą vadinamą ligniną skaitos, kietąją medžiagą, medieną. Ane, šitą medieną prasideda formuoti tada, kai skaitos augalas pradeda megzt vaisius, ane, kad sutvirtintų stiebą skaitos. Per šitą vietą augalai nesimaitina, ne, tai kiek žinoma. Tai maitinas būtent per stiebo lobelę vadinamą, ne. Tai šitie keli milimetrai, tai jūsų mitybinių elementų kraujotaka va čia ir maitinasi augalai per šitą vietą. Jeigu taip žiūrint nuo šaknies, čia ir ūkinė sėkla, nuo šaknies žiūrint gražiai ir užsipildi iš tikrųjų, viskas tvarkoj, nors ir, sakykime, yra hibridinė veislė. Nu, hibrid, sakykime, irgi lygiai taip pat ir gražiai užsipildys, bet ko čia pačiam galulaukė, iš galulauks išrauti augalai ir sakau, šiais metais labai žiauriai suintensyvėja įmonės, kurios, sakykime, nu, parduoda, kaip čia pasakyti, mikroelementus, trąšas įvairiausios chemiją. Ir daugeliui, sakykime, ūkininkų, kurie man skambino ir gavo tokias rekomendacijas, kad boro veikliąją medžiagą iš visą yra rekomenduojama atiduoti rudenį apie 300 veiklios skaitos ir pavasarį, pavasarį skaitos ir per žydėjimą dar rekomenduoju purkšti borą, nors boras nebereikalings ir per žydėjimą. Tai geras klausimas, kodėl ir būtent tai daroma ir kodėl ir tai rekomenduojama. Atkreipkite dėmesį tiems, kuriems yra didelis normas naudojot borą. Atkreipkite dėmesį, pasižiūrėkite, jūsų augalai nėra užsipildę pilnai, ne? Arba dažniausiai būna stiebas subliuškęs. Kodėl subliūkšta stiebas būtent, ne? Sakykime, taip gali suspausti jį. Atsakymas yra labai paprastas, todėl kad jūs su iškraipot augalų mitybą
ir augalai, nebegali paprasčiausiai atskirti tam tikrų elementų. Na ir bors, per didelis borų kiekis lygiai taip pat kaip ir azoto yra toksiškas augalai. Tai todėl jūsų stiebai neužsipildo, jūs augalą prievartaujat ir negaunat derlingumą. Mažas derlingumus tada būna. Tai atkreipkite dėmesį į borą naudojimą, nes boro poreikis augalui nėra kosmiškai didelis, kaip daugelis kas rekomenduoja iš tikrųjų. Lygiai taip pat ir manganų ir molibdenų kiekiai ir nedideli reikalingi, sakykime, mane užauginti vienai ten tonai, kaip tu ten skaičiuosi, ar dar kažkaip. Tai va, tai šitą atkreipkite būtinais dėmesį. Tai pabandykite pasididinti normas ir iš viso nenaudoti borą. Ir va tada ateis atsakymus, ar boras yra vienintelė tokia reikalinga medžiaga, kad jūsų derlius užaugtų. Turbūt, kad ne. Tai va, todėl ir sakau, keisti dalykai darosi rinkoj, rekomendacijos didžiulis ir mes čia papurkšim kažkokį tai stebuklingą produktą ir gausim derlingumą. Tai tikrai, kad ne. Šiandien dar ir toks akcents vienas labai toks papras, ne? Tai, sakykime, jeigu turim ant rapsų verticiliozės arba skaitos fomozės, dažniausiai sako, mes sukūrėm naują produktą kažkokį tai ir mes galim išgydyti, supranti, augalą, kuris jau serga. Tai irgi misija neįmanoma išgydyti. Gali tik tais apsaugoti arba sustabdyti tam tikrus ligų plitimus paprasčiausiai. Tai va, tai dabar dar vienas šitoks akcentas atsiradęs ir kad reikia labai rimtų veikliųjų medžiagų, būtent jeigu norim apsaugoti skaitos alternarijas, mukoros, skaitos tos visi sklerotiniai puviniai, ne? Žydėjimo metu, sako, pribyra būtent va šičia žiedlapių, sakykime, arba žiedadulkių ir jūs jau augalai serga. Tai norėčiau taip grubiai paklausti, kaip tai ir įmanoma apsaugoti arba išgydyti augalą purškiant fungicidų. Tai irgi toks mitinis toks dalyks. Ir tų stebuklingų veikliųjų medžiagų, aš manau, kad jos veikia, viskas tvarkoja, bet ar ir poreikis? Nemanau. Nes puikiai žinom, kokius veikliosios medžiagos turi įtaką būtent alternarijai skaitos arba tam pelėsiniai grybui kažkokiam tai, ne, butryčiui, sakykime, ne. Tai paprastos veikliosios medžiagos jį gali sustabdyti. Jeigu mes atrastumėm vaistą nuo fomozės ir verticiliozės, tai tada būtų kažkoks tai pasiekimas. O dabar sustabdyti sklerotinį puvinį, tai čia yra baikė. Tai va, tai iš tikrųjų šiais metais rinkomės daugelį ūkių, su kuriais dirbu, tiesiog sakykime, įprastinės veikliasias medžiagas, kurios tenais nekainuoja stebuklą, darėmės savo mišinukus ir viskas, ėmėm tebukonazolą pagrindę, kai kur naudojom truputėlį protekonazolą, sakykime, mišinukus darėmės, nes tiek šita veiklioji, tiek kita veiklioji medžiaga veikia alternariją. Tai va, tai kai kur naudojom azostrobiną, įsidėjom po truputėlį, kad išsilaikyti ilgesnį, sakykime, tą fotosintezį, sakykime. Bet čia buvo visas toks plans, pasirengs nuo pavasario, ne? Tai va, tai tikrai manau, kad atkreipsi dėmesį, kas naudojot labai garsias veikliasias medžiagas ir kas naudojot paprastas veiklias medžiagas, realiai skirtumų nematysit. Tik tais kišeniai
pamatysit skirtumą. Ir viskas. Tai va, tai bandom pasikelti droną, praskrisim per lauką, pasižiūrėsim, kaip ten toj pusėje atrodo ūkinė sėkla ir pažiūrėsim, kaip atrodo pirktinė sėkla ir tada palyginsim iš viršaus. O manau, kad atsakymas bus aiškus, kad nelabai kas ir skirsis. Tai va, tai kylam ir žodžiu, pasikėlėm droną ir iš viršaus vaizdas matosi daug kartų geriau. Tai dominatorius pirktinė sėkla žydėjimas dar yra intensyvus, o ūkinis sėklas, kur sėjom, tai žydėjimas eina į pabaigą. Tai va, tai kai nusimsim derlių, va tada galėsim pasisverti, ar derlingumas buvo geresnis ūkinės sėklo ar pirktinės sėklo. Tai va, pasilyginsim, čia toks bandymuks bus iš tikrųjų. O šiaip tai iš viršaus žiūrint, tai pasėlis ir tolygus, visur yra vienodai. Ir jeigu taip sakau, einant per, sakykim, palei galų laukį žiūrint, tai matos, kad ūkinis sėklos ankštaras ir didesnis ir augalai ir didesni. Tai čia va dabar ir toks gal niuansas, gal derlingumas bus geras, neaišku. Bet skau, jau kelinti metai iš eilės sėjam būtent ūkinę sėklą ir, nežinau, negaliu kažką tai pasakyti, kada neduodu derlingumą. Tai va, tai, matysim. Tai va, tai ačiū Jums, kad žiūrit, kad laikinat, komentuojat. Tai žodžiu, kitam video sustiksim iš kviečių bandyminių lauką. Dabar nuvažiuosiu pasižiūrėti, kaip ten kas atrodo. Ir dar kartą noriu priminti, kad planuoju lauko dienas. Ir per lauko dienas daugiau aptarsim, kas buvo daryta, kaip buvo daryta, kodėl taip darau. Tai kaip ir kiekvienais metais lauksiu jūs per lauko dieną. O tikslę datą dar paskelbsiu ir atsiųsiu kiekvienam atskirai būtent ir susitiksim neužilgo. Ačiū Jums, iki pasimatymų.